Kaip nekreipti aplinkinius žmonės dėmesio? Šią temą aš labiausiai čia turiu kalbėti Lietuvoje, todėl kad aš šoku striptizus, aš vilioju moteris, aš esu alfa ryklys, einu per moteris, man visiškai nerūpi žmonių nuomonė. Aš darau tai, ką aš noriu gyvenime, darau tai su aistra, vyriškai, stipriai, veržliai. Ir aš turiu šnekėti apie tai, kaip nekreipti žmonės dėmesį, kaip eiti kiaurai. Ir dabar aš pasidalinsiu esminiais dalykais, kaip tai padaryti. Tai pirmas dalykas, užduok savo klausimą, o kiek iš tų žmonių ateisi prie tavo laidotuvių, į tavo kapą? Kiek tu iš jūsų jiems rūpi? Tu bijai moterį užkalbinti, išeinančią iš kirpyklos, kurie apsikirpo, ne? Nes kažkokie žmonės žiūri į tave. Aš žinai, kad tiem žmonėm darau. Aš jie atsisuku, dažniausiai pasilenkiu gerai ir... Jeigu jie kažką nors šneka, aš atsisuku, tu kažką šneki į mane? Tu kažką šneki? Tu kažką norėjai pasakyti, nagi pasakyk man čia. Visiškai, suprantai, yra totalus, stiprus, labai vyriškas dominavimas ir dominuojantys liūtai pasiima geriausias pateles. Dominuojantys alfa rykliai pasiima geriausias pateles. Taip ir yra. Moteris su tai būdama turi jaus, kad tu neturi jokių baimių. Jeigu tu turi baimių, tai esi beta. Vienas iš dviejų. Tai esi ant tilto, arba nuo tilto nušokė, arba ne. Tai yra betas, stovi ant tiltas laik, bijo prisimti, perėt per komfort zoną alfa, paimi nušoką. Tik į vandenį, aišku. Tai esmė, toks pavyzdys. Tai va, turi tą, toliau, nekreipi žmonės dėmesio. Dominuoji. Aišku, daugelis jūs sakė, bet tai čia muštyniai skils, tu čia iš visų toks esi, iš visų, turėtų žmonės tavęs nemėgti, taip toliau. Bet pala, ar aš juos užkliudžiau? Kas pirmas užkliudė mane? Ar aš pirmas užkliudžiau tą žmogų, ar jis mane? Man kažką norėjo pasakyti. Jis mane užkliudė. Todėl aš atėjau duodu atgal. Manęs nieks neužkliudo. Aš visiems šypsausi, pagiriu tau gražus batai. Eina koks vyras, aš pagiriu labai gražiai apsikirpai. Eina moteris, pagiriu labai gražus šalikas. Bet jūsų užpakalis dar gražesnis. Visą laiką duodu komplimentų. Ir jeigu būtų tokie visi žmonės kaip aš, užsiduodu klausimą, kas būtų, jeigu būtų visi žmonės tokie kaip aš, visi būtų drąsūs, visi veiktų tai, ką jie nori, nekreiptų žmonės dėmesį, būtų be kompleksų, jiems nereikėtų gert, nereikėtų rūkyti, nereikėtų kažkokių grybų valgyti, narkotikų, kad jie galėtų pristatyti savo kompo veiklą ir pagaliau atsipalaiduoti. Aš atėjęs į barą, aš galiu užsilipti ant stalo jau pradėti šokti, striptizą. Man nėra kompleksų visiškai. Kitam reikia išgerti, nežinau, 2 litrus degtinės, kad jisai galėtų tik nuėti pašokti su mergina. O ką reikia ant stalo užlipti? Šokti. Tai va iš esmės užsiduok savo klausimą, jeigu tu abejoji dėl savo veiksmų, kas būtų ir kaip atrodo tavo įmonės darbuotojai, tu pats, tavo draugai, jeigu visi būtų tokie kaip tu. Tai va ir gausi atsakymą. Ar tai yra geros savybės, kurias turi, ar visgi savybės, kurias reikia mest lauk. Toliau, kaip nekreipti žmonės dėmesio. Daryt tai, kas patinka ir tiesiog daryt. Ką jie tau padės, ką tau padės tas kreipimas į žmonės dėmesio. Darai ir viskas, tu turi suvokti, kad tu visiems nepatiksi, visiems neįtiksi. Čia nėra neįmanoma. Jums visiems labai norisi profesionaliai daryti viską. Jau aš tai turiu, žinai, man turi filmuoti didelis kameros, man turi, žinai, karpyti kažkas, daryti tvarkingai, labai gražiai. Aišku, tai bus gerai, jeigu tai darys. Bet jeigu tu tai bijai daryti dėl to, kad bijai kitų nuomonės, kai tu tai padarysi kažką, tai čia irgi jau yra negerai. Darai ir viskas užtikrintai, nieko nebijai. Žiūrėk, tave tėvai mokė ir tau sakė vaikystėje, tylėk, negražu, garsiai šnekėti, negražu, čia dėmesio taip reikalaut, pas ką eina didžiausi pinigai, kas gauna daugiausiai dėmesio mūsų visuomenėje, mūsų pasaulyje. Tai va, jeigu tu išmokstis tvarkingai surinkti žmonių dėmesį, tvarkingais būdais, gražiai, duodant vertę, viskas čia yra gerai. Ir kad tėvai mokė, įskiepijo tau savybės, kokias jūs yra visiškai bevertys, nereikalingus ir visiškai tau neuždirbs pinigų. Tau uždirbs pinigus alfa vyrų savybės, alfa ryklių, alfa liūtų, alfos savybės. Ką tai reiškia? Dominuojantis. Jeigu tu nesi dominuojantis visuomeniai, tu gyvensi skurde. Jeigu tu dominuoji, tu turėsi daug. Ir apie tai aš rašau savo knygose, kurias tu privalai perskaityti ir DVD peržiūrėti. Geriausiai yra mano visus produktus nusipirkti, susiekus su manimi.
perskaityti, pradėsi dominuoti, lyderiauti, nieko nebijausi, eisi kiaurai, pamatys, kaip tu viduje jausies. Kaip aš viduje jaučiuosi. Prieš 4 metus aš gyvenau studentų bendrabutyje, gaudavau 100 litų, maisto man pridėdavau tašę ir buvau nepasitikęs savimi. Vėliau aš perėjau į Žirmūnų butą, po to perėjau su Emeksu gyventi į Antakalnį. Tai buvo vienas geriausių sprendimų, nes Emeksas yra ryklys juodas, yra alfa vyras ir tu būdamas su alfa vyru pats tampi alfa vyras. Tai kai tampa mano mokiniai atvažiavo alfa vyras mokymus. Dabar aš gyvenu vienas čia bute, dideliam bute. Gyvenu labai gerai, galiu sau leisti daug ką, galiu nueiti kokią nori moterį pasikabinti. Turiu aukštą pasitikėjimą savimi, dominuoju, man nieks nieko nepaaiškins. Kažkas man turi žodžią, aš einu šneku, žiūriu, kaip kas patikrintą žmogų. Lygiai taip pat tu gali būti labai užtikrintų savim, aš kalbu apie labai stiprų pasitikėjimą savimi, ne apie šiaip savo kažkokį, apie tai, kad tu šluoji viską. Ir jeigu tu nori tokį pasitikėjimą savimi turėti, tu turi pirmą mano produktus perskaityti, sakau, knygas perskaityti tu turi. Šiaip aš ne šiaip savo čia šneku, turi mano DVD peržiūrėti. Tada, jeigu trūksta, atvažiuoji pas mane į mokymus. Nes jeigu tu toliau gaiši laiką, aš jau išvažiuosiu į Ameriką, tu manęs nebematysi Lietuvoje. O kitoje šalyje gal tokį trenerį kaip aš, nežinau, tu iš visų rasi, kitas dalykas, tu mokėsi svarais, arba jau eurais, arba doleriais visą tą kainą. Tai čia yra geriausias pasirinkimas, jeigu tau trūksta, jeigu tu nesijauti alfa viduj, jeigu tu jauti, kad tu gali daugiau spausti viršus, tai pirmas žingsnis paprastas, nusipirki knygą mano. Viskas. Kiek kainuoja 49 litus, pati pigiausia. 49 litai į tavo ateitį. Kad vėliau tu gyventum kaip nori gyventi, apsiremtum gerai, eitum prie moteris bendrautų, užtikrintai šnekėtum, paimtum ją, su vyrai šnekėtum, vyrai norėtų su tavim dirbti, partneriauti, nes matytų, kad tu nesi asilas, o esi alfa ryklys. Tai va, tapk alfa rykliu ir pradėk dominuoti. Pats laikas pradėk dominuoti. Iki. Su taimi buvo tavo alfa vyras mokymų treneris, tavo knygų ir DVD, kurias privalai peržiūrėti, perskaityti, autorius. Ir mes taimi sutiksim kitam video. Spaus prenumeruoti, patrauklus yra sąlynas, spaus dabar. Man užduok klausimą, aš jį atsakysiu. Iki.